Mažų kainų strategija geriausiai veikia tose rinkose, kuriuose yra konkuruojama labai panašiomis paslaugomis arba prekėmis. Nes kai vartotojas nemato didelio skirtumo tarp prekės ar paslaugos kokybės, žinoma, jis pirks pigiausią paslaugą, nes tokiu būdu jis ir sutaupys ir pinigų ir gaus jam tinkančios kokybės paslaugas. Įmonė, norinti konkuruoti mažomis kainomis, turi būti pasiruošus sunkiam ir ilgam ir atkakliam darbui. Planavimas toje įmonėje turi būti praktiškai idealus, dėl to, kad jinai turi planuoti savo procesus kiek galima efektyviau, kad kiekviena darbo diena duotų kuo didesnį našumą. Tam reikalingi pirmiausia geriausi specialistai, kurie galėtų sukurti strategiją įmonės, kurie žinotų, ko pageidauja klientas ir sugebėtų pateikti paslaugas ar prekes tokias, kurios klientui labiausiai tinka. Šalia to turi būti puikūs finansų specialistai, kurie lėšas mokėtų panaudoti ypatingai efektyviai. Pirkti prekes tos pačios kokybės, bet pigiau negu konkurentai, su mažesniais darbo resursais, mažiau žmonių naudodami, pasiekti tuos pačius rezultatus kaip konkurentai. Turėti geriausius prekybininkus, kurie galėtų parduoti daugiau negu parduoda analogiški konkurentų prekybininkai. Ir šalia to prekės išvaizda, prekės įpakavimas, taip pat ir paslauga turi nesiskirti nuo konkurentų. Tada maža kaina jau veikia. Nes jeigu paslauga yra prastesnė, tai ta maža kaina neturi prasmės.